Aš galėčiau tokiam bendresniam plane pasakyti, kad tų priežasčių esama nemažai. Vienas dalykas, kad pats toksai bendriausias dalykas, tai yra, kad gyvename rinkos ekonomikos sąlygom, kuri menkai socialiai orientuota. Ir tas menkas socialinis orientavimas, žinoma, sumažina ir valstybės pastangas ir galimybės dargi įtakoti kainų lygį. Tai čia visi politikai ir ekonomistai ir apskritai visuomenė turėjo gerokai anksčiau dėl to susitarti, kai startavo vos nesulaukinė rinkos ekonomika. Vietoj to, kad subalansuoti interesus, tame tarpe gamintojų ir vartotojų interesus, kurie labai konkrečiai susitinka maisto rinkoje. Nes bednesnėse šalyse, kur pajamos gyventojų yra žemesnės, maistas siekia, o sovietmečiu net 50%, dabar gerokai mažiau šeimų išlaidų. Ir juo mažesnės pajamos šeimose, tuo didesnę dalį užima trys pagrindiniai poreikiai – būstui, energijai ir maistui. Niekur nedingsi, kiekvienas turi valgyti, todėl maisto kainos yra labai jautrus dalykas. Dabargi viena iš konkretesnių priežasčių, kodėl pastaraisiais metais auga kainos, tai žinoma gerokai nestabilus ir klimatas pasaulio mastu ir atskiruose regionuose sausros arba dėl kitų priežasčių grūdų pirmiausia ir atitinkamai kitų produktų skirtingas derlius dydis, kuris įtakoja situaciją rinkoje, pasiūlos paklausos santykį ir tokiu būdu, pavyzdžiui, kad ir sausra, karščiai, kurie buvo šiemet, taip pat turėjo tam įtakos. Lietuvos viena iš konkrečių priežasčių yra tai, kad buvo padidintas PVM-as apskritai visoms prekiams 3% punktais, nuo 18 iki 21, o pagrindiniams maisto produktams, tai yra švieži mėsos produktai, švieži žuvies produktai, kurių dalis maisto vartojime yra nemenka finansinė prasme įmant, nuo 5% lengvatinių iki 21%. Kiek tai yra? Tai yra 16 procentinių punktų, tai yra būtent ir kainos dalis 16, plus padidėjusių punktų, kurios galų gale moka vartotojas. Ir tai neįvyko vienu ypu, todėl kad šiek tiek, žinomas, gali balansuoti šiek tiek tą tiesioginį poveikį vartotojo mokamai kainai paįtakoti kiti faktoriai, tai yra besikeičiančios rinkos sąlygos, tarptautinės, regioninės ir vietinės. Ir pagaliau, vertės pasidalinimas sąžiningas ir subalansuotas tarp visų dalyvių. Tai yra žemdirbių, perdirbėjų, aptarnavimo sferos susijusios su šito sektorium ir prekybininkų. Kas šiandien stipriausias, tai aišku tas, kuris tiesiogiai gauna pajamas iš maisto pirkėjų, iš vartotojų ir toj pat jas gauna ir gali įtakoti į padidėjimą ar sumažėjimą priklausai nuo to, kokia yra konkurencija. Ir tai, kad nėra Lietuvoje smulkesnių parduotuvių, kuriams būtų sudarytos palankesnės sąlygos, kaip kad, pavyzdžiui, vakarų valstybėse, mano gerai žinomoje Vokietijos federacinėje respublikoje, kur ir savaitgalį, ir vakarais didieji tinklai nedirba, o mažos turi galimybę dirbti, tuo būdu jos pagerina savo konkurencinės sąlygas ir kartu konkuruodamos, pati konkurencija, aišku, sumažina tą maržą, tą skirtumą, kuris tenka prekybininkams būtent dėl konkretesnės iš esmės vykstančios konkurencijos. Yra žinoma ir kitų priežasčių. Prieš keletą metų buvo šoktelėjusios vartotojų kainos ir tada irgi mes su institutu aiškinamės tas priežastis. Aiškiai buvo matyti, kad, pavyzdžiui, perdirbėjų kainos, kuriomis jie parduoda prekybai, buvo padidėjusios taip kažkur 14–15%, o kainos, kuriomis jie pagal išaugusias pasaulinės rinkos kainas eksportavo produktą, buvo padidėjusios daugiau kaip 30%. Ir akivaizdu, kad kainų padidėjimo galimybė eksporte
sudarė galimybės mūsų perdirbėjams, pieno pramonės, pavyzdžiui, sektoriai, mėsos, šiek tiek saikingiau didinti nei auga pasaulinės rinkos kainos vidaus rinkai, prisitaikant prie visuomenės nuomonės, prisitaikant prie politikų spaudimo, prie žiniasklaidos ir panašiai. Tai yra palaikyti čia vietinėje rinkoje palankesnį atmosferą, palankesnį klimatą ir požiūrį į juos. Tuo tarpu tai buvo gan didelis skirtumas. Aš manau, kad tyrinėtojai prisimena, kada eksportui kainų šuolis buvo didesnis, beveik 2% paėmus, negu vietiniai rinkai. Tai nebuvo grinai malonė, tai buvo tiesiog irgi spaudimas vyko ir iš konkurencijos tarybos pusės, ir iš netgi buvo tyrimas pradėtas daryti, be abejo, va tas spaudimas politinis, institucinis, jisai prilaiko nepagrįstą spaudimą. O kaip dabar yra, aš manau, kad labai vertėtų mums visiems išklausyti specialistų tyrinėjančių šį klausimą nuomonę. Gerai, tai kas vis tik tai čia yra didžiausias kaltininkas, nes kaip žinėjau, jūs darėte studiją, ar tai yra čia tie gamintojai, ar perdirbėjai, ar vis tik tai prekybininkai? Kas vis tik labiausiai įtakoja būtent tai, kad mes Lietuvoje krizės sąlygom už maisto produktus mokam brangiausiai? Na, nenorėčiau kažko iš šitų rinkos dalyvių jūsų minėtų kaltinti, kad tai yra, sakysim, kainų priežastis, dėl ko jos didėja. Reiktų turbūt vis tik pasakyti tai, kad augančios pasaulinės kainos turi didelį įtaką mūsų, sakysim, kainų kaitai, ypač supirkimo kainom, nes mūsų žemės ūkis iš principo yra grinai eksportinis žemės ūkis, mes realizuojam virš 50% eksportuojam grūdų, eksportuojam pieno produktus, beveik visas žemės ūkis turi tikrai nemažą eksportinę dalį. Tačiau, aišku, galima pastebėti kitų tendencijų, kurios, aišku, tą rinką iškraipo. Ir dabartiniu metu, jeigu pastebėjot, tai kainos, aš šnekam apie kainas grūdų produktų, tai būtent duonos, miltų, apie pieno produktus, bet nešnekam apie mėsos produktus. Mėsos produktai, na, jeigu ir yra nedidelė tendencija, bet iš esmės to augimo nėra, nors, kaip pasakytas, PVM-as didžiausia įtaka ir turėjo mėsai, tačiau esama konkurencija mėsos įmonių, konkurencija tarp turgaus ir parduotuvių, aišku, tą kainų augimą praktiškai naikina. Jeigu mes žiūrėsim, sakysim, į kainų augimą duonos produktų, aišku, čia turim atsižvelgti ir į, sakykime, augančias grūdų supirkimo kainas, tačiau neatmeskim galimybės, kad Lietuvoje yra oligopolinės susikūrusios struktūros, pradedant gamybą. Mes visą laiką minėdavom tik pieno sektorių, kur visi skirdavom 4 įmonės, tačiau nežiūrimi tai, kad vis tik tais ir duonos kepėjai turi savo oligopolį, miltų gamintojai, taip pat didžiausią oligopolį turi prekybininkai. Nors, aišku, galbūt tų procentų ten trūksta, tačiau aš sakyčiau, kad kainų konkurencija turėtų taryba, konkurencijos taryba turėtų įvardinti šitas struktūras ir, sakysim, labiau sekti šitų struktūrų darbą. Pavyzdžiui, miltų antkainis mūsų skaičiavimais, mūsų stebėjimais sudaro čiut ne 50% visos kainos. Klausimas toks, ar šitas antkainis, iš esmės prekyboje antkainis, tai yra jų sąnaudos plus pelnas. Tai negi tokios didelės sąnaudos parduodant miltus, ar tai yra didelė pelno dalis. Mes pastebim, kad būtent krizės laikotarpiu prekyboje būtent auga būtent ta dalis mažmeniniai kainoj. Ir, sakysim,
tiek piene, tiek duonoj, tiek miltuose. Tas augimas susijęs galbūt ir dėl to, kad jeigu perkam tuose parduotuvėse mažiau tų bakalėjinių buitinių prekių, prekybininkai stengiasi šitą pelną atsiimti sąskaitą maisto sąskaitą. Taip kad priežasčių iš tikro yra daug. Mūsų institutas turbūt vienintelis Lietuvoje tyria būtent kainų tas kitimo tendencijas. Na ir aišku, mes nesame įgalioti jokių struktūrų, kad galėtumėm, sakysim, ištirti tas tikrasis priežastis. Ar tai auga pelnai įmonių, ar tai didėja jų sąnaudos, tai kurias prielaidas galima daryti, tačiau, sakyčiau, tai galėtų pilnai padaryti konkurencijos taryba, kurie turi tos įgaliojimus. Tai būtų vienas, sakysim, iš tų momentų, kas leistų galbūt reglamentuoti darbą tų oligopolinių struktūrų. Gerbiama Palmira, Viktoras Jėtis atsisuko į jūs, nes kalbant su Žemės ūkio ministerija, vis atstovais, kada ruošiame šitam pokalbiui, pasakė jie taip, kad mes kainų nebranginam, tegu kainų konkurencijos tarnyba dirba savo darbą ir jokių didelių pakilimų nebus. Ir čia dirbamas Albertas irgi jums, tai ar kainų konkurencijos tarnyba turi kažkokius svertus kontroliuoti ir pasakyti savo nuomonę, kas vis tik tai užkelinėja kainas, ar čia didieji prekybos centrai, ar čia, kaip minėjau, kad, sakykime, grūdų kainos maždaug išauga kažkur tai miltų kainos 50%, buvo skelbiama, kad Rusijoje nederlius, kažkas trūks grūdų ir kažkas naudojasi šitais dalykais. Tai kas vis tik kaltininkas jūsų tarnybos atžvilgiu, kur lyg ir benzino kainos visą laiką, ar jūs dirbat savo darbą, tai kas liečia, kad maistas nebrangsta? Manau, kad įkylančius visus klausimus dėl kainų kilimo priežasčių, šiuo metu konkrečiai dėl maisto kainų kilimo priežasčių, atsakys baigiamas tyrimas, kurį atlieka konkurencijos taryba ministro pirmininko pavedimu. Ir tikiuosi, kad kai bus išspausdintas pokalbis, jau bus aiškus jo rezultatai. Ir todėl iš anksto dabar aš komentuoti nenorėčiau, tačiau svarbu pažymėti tai, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba aiškintis turi ne tai, ar kainos kyla, ar krinta apskritai, ar yra jų kitimo tendencijos, o ar buvo kokių nors konkurenciją pažeidžiančių veiksmų. Tai yra pirmiausia susitarimų tarp ūkio subjektų kelti tas kainas. Arba kokie nors kiti veiksniai, kurie galėjo pažeisti konkurencijos įstatymo reikalavimus. Taigi tam tikros įžvalgos dėl tendencijų rinkoje, kurios buvo išsakytos konkurencijos tarybos pirmininkų susitikus su prezidente ir kurios didžia dalimi buvo paremtos Lietuvos agrarinio instituto atlikto monitoringo, kainų monitoringo duomenimis, būtent sukėlė tam tikrą pagrįstą susirūpinimą kai kuriomis tendencijomis ir jas buvo atkreiptas dėmesys. Be abejo, konkurencijos taryba gali imtis veiksmų ir jinai imasi atitinkamų veiksmų dėl galimų draudžiamų susitarimų išaiškinimo. Ir yra atlikta tyrimų, tas pats tyrimas dėl pieno perdirbimo bendrovių, kurios buvo pripažintos sudariusios draudžiamą susitarimą ir jos yra nubaustos. Žinoma, dar tas procesas, galima sakyti, nėra baigęsis, kadangi ūkio subjektai naudojasi savo teisę ir konkurencijos tarybos priimtus nutarimus skundžia teismams, taigi tęsiasi tie dalykai, jau užsitęsė ilgai, kol teismas pasako galutinį savo žodį. Taip kad tie darbai yra atliekami. Ir aš noriu kalbėti apie tai, kad jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, dėl dominavimo rinkoje, šiuo atveju dėl didžiųjų prekybos tinklų, sakysim, dominavimo, tai vėlgi reikia atkreipti tai, kad ūkio subjektų nėra draudžiama užimti dominuojančią padėtį rinkoje, tik tai draudžiama piktnaudžiauti tą padėtimi.
Kaip žinia, konkrečiai dėl mažmeninės prekybos, dėl prekybos tinklų buvo specialiai padarytos netgi konkurencijos įstatymo pataisos ir sumažintas dominavimo rinkoje slenkstį tiems nuo 40% iki 30% ir 70% esant kolektyviniam dominavimui. Bet reikia pažymėti, kad prekybos tinklai, kuriuos dabar atsisuko Lietis pastaruoju metu, jie plėtėsi natūralių būdų, tai yra statybų būdų, ne per įsigijimus, ne per koncentraciją, kurią kontroliuoja konkurencijos taryba. Ir, sakysim, buvo prekybos tinklai steigiami tikrai strategiškai patogiose vietose, nesakau, tam didžiuosiuose miestuose, bet mažose miesteliuose, sakysim, tą darė savivaldybės. Ir atsitiko taip, kad iš tikrųjų tam smulkiam mažam verslui buvo sudarytos nekokios konkurencijos. Atsiprašau, Kamilė, jūs pasakėte, kad ten teismai spręs, bet vat jūsų nuomonė labai konkretus klausimas. Tai kurie čia tie žemės ūkio gamintojai, perdirbėjai ar prekybos tinklai? Dėl pienininkų, sako, susitarimai, kad galima daryti įtarimą, kad pienininkai perdirbėjai susitarė. Išaiškiai. O dabar dėl didžiųjų prekybos tinklų. Dėl to, tai sakau, baigiamas yra tyrimas ir jisai, kai jau bus išvados, tai manau, kad šią savaitę mes tą tyrimą baigiam, kitos savaitės pradžioje turėtų būti ir paaiškės, ką konkurencijos taryba išvelgia ir jeigu bus tam tikrų dalykų, kurie galimai būtent pažeis konkurenciją, tai bus įmamas atitinkamų veiksmų ir kai kurių veiksmų yra imtasi, yra atlikti tam tikri patikrinimai, yra padaryti tie veiksmai. Gerai, labai dėkui. Gerbiamas Rimantai, šiek tiek pavėlavot, norėjau jums pačiam pirmam užduoti klausimą, kadangi brangsta maisto produktai, jūs esat Žemės ūkio ministerijos atstovas, tai ar žemdirbiai brangina savo produkciją, būtent tie gamintojai pas mus yra ir visas jėtis į jūs, ar jūs nusimatas, kad būtent kainų kilimas priklauso nuo jūsų, nuo klimato sąlygų? Nes čia lyg tai buvo paminėta ir toks dalykas, kad rinkos sąlygom, turgaus prekyba, didžiųjų prekybos centrų konkurencija, lyg tai ir turėtų kažkaip tas kainas neduoti didelio kilimo, nusistarėti kažkokias pastovumus. Ačiū už klausimą. Žinoma, klausimas toks, ganėtinai suktas. Žemdirbiai, ką Žemės ūkio ministerija reglamentuoja sąlygų sudarimą žemdirbystei, auginimui, kiti yra rinkos organizavimo dar metodai tokie taikomi. Tai toj vietoj kainų nustatymas jokių būdų ne ministerijos kompetencija. Pasaulyje yra iš tikrųjų dabar laisva rinka ir mūsų žaliavinės produkcijos kainos iš tikrųjų visiškai yra susiję su pasauliniam rinkom, su europiniam rinkom. Ir taip pasakyti, kad štai žemdirbys nustatė, nors jis nustatytų bulvės kainą 10 litų, bet jeigu jos nepirks niekas, tai ir jokios kainos, sakykime, nustatymo čia negalėtume pasitvirtinti arba prisijimti tokios. Iš tikrųjų, 2,7 milijono hektarų žemdirbiai sukuria ganėtinai daug produkcijos, užaugina ir grūdų perteklių, ir pieno, ir pakankamai galvijienos, šiek tiek trūksta, sakykime, kiaulienos ir paukštienos, ką reikia dar įsivežti iš kitų šalių. Tačiau toj vietoj konkrečiam dabar šiandieniniam kainų pakilimui, sakykime, prisimti tiesioginės tokios atsakomybės, kad čia žemdirbių sąskaita arba žemdirbių kaltė yra, kad kainos kilo, jokių būdų nereikėtų. Ta kaina rinkoje klostosi kaip klostosi. Pasaulyje tendencijos taipogi yra visų prekių kainų didėjimo. Prisiminkim, anam šimtmetyje tas pats doleris ar svaras buvo tokios vertės, kad galima ar markę nusipirkti vienokį prekių kiekį, dabar tai yra kitaip. Turim kalbėti apie bendrą kontekstą. Aš manau, kad kainų pakilimai būna, tačiau jeigu tada sumažėja pirkimai ar paklausa, vėl vyksta nusileidimai, svyravimas, sinusoidė, ta iš tikrųjų jinai jau laiko patikrinta ir dabar taip pat bus, tas pakilimas matomai yra laikinas, iš tikrųjų susiniveliuos, daleiskim grūdų paklausa, pasiūla jau yra ir kaip yra apibrėžta. Lapkričio 1 diena yra ta data, nuo kada skaitosi, kad rinkos jau susireguliuoja.
nuo tada net ir intervencinės priemonės. Tai palaukti iki to laiko, kol kas duonos nepirkti, nuo lapkričio 1. Jo, taip tiek, kiek reikia ir čia nieko nepadarysi. Rinkoje iš tikrųjų situacija tokia, kad ir tie pardavėjai, kurie nori brangiai parduoti, net neišskiriu nei prekybininkų, nei perdirbėjų, jie, taip sakant, susibalansavus rinkai turės kainas leisti. Supratau. Gerai, Rolandai, tau klausimas. O ten gerbiamas Rimantas pasakė, pasaulinės tendencijos, pasaulinės kainos, bet Lietuvoje paliestoj krizėj, pasakyčiau tokį sakant, pasaulinės algos labai toli iki jų mums. Ir jeigu pats, kaip matai, būtent norėčiau tokį dalyką ir apibendrinantį, kaip ne tik kaip Lietuvos, bet pats labai daug domies būtent ekonomikai ir šitais dalykais viso pasaulio lygmenį. Mes nesam ta Lietuva pasaulio bamba, nuo kurios pridiktuotų, kaip čia tie procesai mus veikia šitoje vietoje. Aš kaip paprastas duonos valgytojas ir man irgi įdomu, kodėl tos kainos kyla ir šiaip pastarosius iš tikrųjų 14 metų daugiau nieko neveikiu, kaip tik domiuosi, kokie dėsniai veikia ekonomikoje. Ir šnekant apie kainų kilimą, jūs šiek tiek visi paminėjot, mano supratimu, jau tas prieš, aš tik sukonkretinsiu jūsų tokius gal teoretinius apibendrinimus. Mano akimis žiūrint, kainų kilimas yra sąlygotas pirmiausia situacinių reiškinių. Pavyzdžiui, Rusija yra šiuo metu 3. eksportuotojas grūdų pasaulyje. 3. Ir dėl sausros rusai uždarė savo eksportą grūdų į pasaulio rinką. Tai natūraliai atsiliepia grūdų kainom. Savaime suprantama. Kadangi mes, kaip sakė ponas teisingai, esam grūdų eksportuotojai, tai mūsų ūkininkas neparduos pigiau, jeigu jis gali parduoti brangiau, o ta kaina susidarė didžia dalim dėl to, kad Rusija uždarė eksportą. Dar sykį kartuoju, tai yra 3. eksportuotojas šiuo metu pasaulyje. Dabar, žiūrėkit, yra kitas dalykas, apie ką šiek tiek gal šnekėjot, bet aš irgi sukonkretinsiu. Šiuo metu kapitalizmas, jis yra jau negamybinis, jis yra finansinis. Ir finansinės apyvartos, bendroj apyvartoj pinigų, sudaro didžiąją dalį visų apyvartų. Yra galybė pinigų, jų nėra kur dėti. Ir tie pinigai eina ir per tos vadinamus futuresus, ateities sandorius, tai yra spekuliacinis praktiškai kapitalas. Jis žiūri, kur jam investuoti savo pinigus perteklinius. Tuo labiau, kad yra masė tokių krizinių reiškinių, reikia tą pinigą kažkur saugiai padėti. Maistas yra vienas iš tų būdų, kur galima saugiai tikėtis išsaugoti savo pinigus. Ir tada spekuliacinis kapitalas plūstelį, sakykime, susidarė tas grūdų trūkumas pasaulyje, jie dar ten meta savo pinigus, jie dar dirbtinai sukelia tas kainas ir kainos iškrypsta. Ir dėl natūralių priežasčių situacinių, kaip sakiau, dėl sausros Rusijoje, sakykime, ir dėl to, kad yra sisteminiai reiškiniai. O sisteminiai reiškiniai tai yra finansinio kapitalizmo dominavimas šiuo metu pasaulyje, vakarų civilizacijoje, ir apskritai pasaulyje. Ir kad jums būtų lengviau suprast, prisiminkit, kiek buvo pakilusi naftos kaina čia prieš porą metų. $150, taip? Ir staiga per porą savaičių jinai 3 kartus nukrenta. Tai yra jums geriausias įrodymas, kad ta kaina nebuvo visiškai paremta jokiais vartojimo poreikiais. Jis buvo grinai spekulacinė. Ten buvo nuėjama tie spekuliaciniai pinigai. Jie ėjo iš finansų rinkų, iš vertybinių popierių rinkų, tada ten reikėtų vėl atskirai aiškinti. Ir bėgo čia. Čia iš tai yra viena iš priežasčių ir mes esam šito pasaulinio proceso dalyviai, nori to ar nenori. Kitas dalykas. Mes esam bendroj Europos ekonominėje erdvėje, o ir pasaulyje. Tai dabar įsivaizduot, kad Lietuvoje gali būti viskas pigiau, kada vis tik vakarų Europoje viskas yra dar brangiau negu pas mus. Nors turbūt sutiksit, kad bendras kainų lygis maisto vakarų Europoje vis tik yra didesnis negu Lietuvoje. Tai tikėtis, kad Lietuvoje jis bus mažesnis, kada mes esam bendroje Europos Sąjungos rinkoje, tai tada jau prisiminkim 2004 metus. Ir štai toks pilietis kaip aš, duonos valgytojas, jau tada sakė, kad įstojus į Europos Sąjungą pasiruoškit ir kainų kilimui neišvengit. Bet jūs tada negirdėčiau. Nes jūs įsivaizdavot, bet jau šnekėjau vieną kartą prie šito stalo, kad mes įsiliesim į Europos Sąjungą ir gyvensim visi kaip Šveicarijos
Ir ne tai neeilinis pilietis, o Šveicarijos turtingas pilietis, visi į tą orientavosi. Taip, kad atsiprašau, bet už kvailystės reikia mokėti. Galim prisiminti ponios Kazimieros politinės veiklos vieną momentą. 90 metų pabaiga. Palaukit, kai jūs pakėlėt kainas maisto, pamenat? Aš pasakysiu savo. Ne, aš tik noriu šiek tiek sulyginti. Mes negalėjom tuo metu laikyti Lietuvoje mažas kainas, kada aplinkui jos jau buvo didelė. Tada iš Lietuvos viską vežė ir Lietuvoje pradėjo trūkti maisto prekių paprasčiausiai. Aš tik tai noriu pailiustruoti, kad būdami bendroje ekonominėje erdvėje mes negalim tikėtis būti čia kažkokia tai salelė pigaus maisto. Dabar kitas apie tos prekybos centrus. Vėlgi tas pats, tai kaip prieš 10 metų štai šitas duonos valgytojas sakė, kad nestatykit prekybos centrų miesto centras. Nestatykit tokių prekybos centrų mažose miesteliuose, kad jie numarins visą verslą. Nu kas tada šitą girdėjo? Bet dabar žiūrėkit, prekybos centrai patys savaime, tai jie neužkelia kainų. Maža parduotuvė negalės pigiau jums parduoti. Kaip tik didelė apyvarta duoda galimybę sumažinti kainas. Bet prekybos centrų šitoks susikoncentravimas miestelius yra visai dėl ko kito neigiamas reiškinys. Jis užlugdė smulkų verslą, galimybę šeimininiam bizniui, darbo vietų sunaikino galybę ir taip toliau, čia yra visiškai kitos priežastys. Taip, bet aš tik dar noriu vieną dėl prekybos centrų. Jie perka produkciją pasaulinėmis kainomis ir gali pardavinėti Lietuvoje. Jie šiek tiek pigiau negu kokiai Prancūzijoje ar Šveicarijoje, tik dėl to, kad pas mus yra mažesnės algos kasininkių, pas mus šiek tiek mažiau elektra kainuoja, kūras šiek tiek mažesni mokesčiai, tik dėl to. O žiūrėkit, ką mes padarėm? Mes uždarom atominę elektrinę Ignaliną, padidinam elektros kainos ir vėl norim, kad pas mus maistas nebrango. Dar viena kvailystė, kurią mes patys darom, o paskui norim kažkokį rezultatą daryti. Gerai, ačiū Rolandai. Šitas dabar gerai, bet kadangi tai labai aktuali tema, kaip profesoriai sakė, nori, nenori, visada bus išlaidos būstui, energijai, maistui. Ir vienai, kaip ir kitai, tikrai paliečia mus visus. Įsijungė aukščiausiai šitą diskusiją, aukščiausiai valstybės pareigūnai. Ir štai dabar prezidentės, jeigu aš teisingai supratau, net yra kažkokie tai matymai ar ten siūlymai. Ir iš viso, ar įmanomas toks dalykas ir reikalingas dabar valstybinis kainų reguliavimas šitos srity, kurios yra krizės sąlygomis šitam Lietuvos gyventojui pakankamai didelė našta dabar. Taigi, galbūt profesorė, jūsų matymai, buvusios premjerės, kurios rankose buvo visi svertai. Norint patikti daugumai žmonių, nes jie visi yra vartotojai, tada, sakyčiau, taip yra būtina valstybinėm priemonėm numušti kainas. Tačiau yra labai ryškus skirtumas dabar, nei kad buvo anuomet, kai man teko vadovauti vyriausybėje, teko padaryti tą veiksmą, kurio vieną svarbų aspektą, kaip tik tai paminėjo gerbiamas Rolandas Paulauskas. Tai yra, kad negali išlikti pigių kainų sala, jeigu šalia, o tada Latvija ir Estija darė tą pačią savaitę tą pačią operaciją, o mes kalbėjom tada ir ateity palikti bendrą rinką. Kaip tik tai padidinam kainas tuo pačiu laipsniu. Bet tada buvo dar ne rinkos ekonomikos sąlygos. Tada dar veikė valstybinės įmonės ir valstybė dar turėjo svertus reguliuoti. Nors nuo 21 sausio 1 buvo priimti tos pačios aukščiausios tarybos šiandien vadinamos atkuriamoji Seimų įstatymai, kad kainos turi padengti kaštus. Nes kas Mesgi supratom tada, mesgi supratom. Didžioji dauguma aukščiausios tarybos narių vis tik supratom, kad mes neišliksim pigių kainų sala, o visa kita jau buvo politinės spekulacijos. Nes jeigu, pavyzdžiui, mėsos skerdiena kainuoja pagaminti 4 rublius tuomet, o parduotuvė ją perka už 2 rublius, tai pasakykit, kas gali padengti tą skirtumą ir per keletą savaičių gali visą sektorių pastatyti, kaip sakant, į aklavietę ir vis tiek turėsi daryti tą patį. Tada, žinoma, buvo siejama su kompensacijom vartotojams, kadangi jau nebe dotacijos maisto sektoriui, bet čia jau yra istorija. Jie yra labai svarbus. O dabartiniu metu sakyti, kad gali sureguliuoti kainas, tai yra, iš tikrųjų, paįtakoti. Štai aš minėjau, ir jūs kiti minėjot, PVM-o,
lygį, kas buvo padaryta į priešingą pusę. Paįtakoti per palankesnių verslo sąlygų sudarimą kitų, pavyzdžiui, netgi tiesioginės išmokos, kurių virš milijardo gauna mūsų žemdirbiai, jos taip pat šiek tiek supresuoja žemdirbių produkcijos kainas, nes dalį produkto išlaidų, gamybos išlaidų jie gali dengti ne per kainą, o per tą dovaną, tas subsidijas, kurias mokamos ant hektaro, dėja gaila, kad ir ant žemės ūkio produkcijai nenaudojimo, o ir tiesiog palaikomo aplinkosauginė prasme, jeigu tai būtų galima vadinti aplinkosauginė, kai tik tai nušienaujama vieną kartą per metus, tai tik tiek tos aplinkosaugos lieka. Tai čia yra kitas dalykas, bet tas veiksnys, sakysim, tas instrumentas, kaip tiesioginės išmokos, kaip intervenciniai supirkimai, kurie naudojami, kaip eksporto subsidijos, jie veikia į kainą. Pavyzdžiui, eksporto subsidijos, sakyčiau, nemažina kainų, todėl kad remiant eksportą neišvengiamai sumažėja pasiūla vidaus rinkoje. Ir čia reikia vėlgi žiūrėti, kiek tų instrumentų naudotis. Tai yra šiokios tokios galimybės. Žemės ūkio ministerijai, pati puikiai žinau ir niekada nekalbėčiau kitų atžvilgių kitaip nei atžvilgių savo, kai pati buvau toje pozicijoje. Galimybės yra ribotos ir labai komplikuotos ta prasme, nes ministerijos misija šiandien yra įtakoti, reguliuoti tą sektorių nuo lauko iki gatavo produkto pateikimo rinkai, įskaitant ir eksportą. Tuo tarpu ministerija didžiausiai poveikį daro, patys aktyviausi, ir kiečiausi, tai yra žemės ūkio produktų gamintojai, organizuoti daugybę organizacijų ir bendruomenių, asociacija ir ūkininkų sąjunga, ir žemės ūkio rūmai, kurie jungia daugybę žemdirbių organizacijų ir jos kietai reikalauja žemės ūkio ministerijos būti jų pusėje. Aš kaip tik stengiausi tą subalansuoti, matyti visą sektorių ir nepamiršti vartotojo. Todėl, kad jeigu labai rūpinsies, kad gerai uždirbtų visos tos gamybinės grandys, tai neišvengiamai tas atsiliepia į vartotojų kišenę. Todėl valstybei ir visai institucijų visumai ir tame tarpe ir konkurencijos tarybai, aišku, ir Žemės ūkio ministerija turi matyti ne tik visą grandį gamybinę iki prestižstalio nuo lauko, bet taip pat, pirmiausia, matyti daugumą, tai yra vartotojo interesą, kad jis galėtų įpirkti būtiniausius maisto produktus. Tai yra ir politinė, ir visuomeninė, ir humaniško, ir netgi krikščioniško misija. Gerai, profesor, dėkui. Dabar, tiesiog, jūs esat buvus ministrė. Dabar štai ministerijos atstovas šiai dienai, kurie būtent šiandien sprendžia tos dalykus. Aš kaip eilinis vartotojas, maisto produktų kasdieninių, užduosiu tą patį klausimą. Ar jūs savo reguliuojamoje sferoje, būtent kaip gamintojo sferoje, įsivaizduoja, kad valstybės reguliuojama vadė, palikim tos perdirbėjus, palikim prekybininkus, jūsų lygmenį iš valstybės kažkokį tai poveikį, kad profesorius sakė, galbūt yra kažkokį per PVM-us, kad štai priimant tokį sprendimą, mums visiems vartotojams daug geriau, kad reguliuojamos kainos, nedidelio lygis. Ar jūs įsivaizduoja, kad tas galima padaryti būtent tam lygmenį mūsų kontroliuojamos ministerijos, kaip gamintojai? Čia elementari aritmetika turbūt ir logika. Iš tikrųjų, aš manau, jeigu tai būtų daroma, tai be jokios abejonės turi būti sukurtas naujas kažkoks kompensavimo mechanizmas. Taip paprastai pasakyti, kad prašau taikyti arba nustatyti tokią ar tokią pardavimo kainą, nevertinant, kokia yra gamybos savikaina, kokios yra išlaidos, tai tikrai, manau, negalima. Bet tai man kaip eiliniam vartotojui niekas kompensavimo mechanizmo jokio nesiūlo šitom sąlygom. Kainos brangsta, algos nedidėja, aš girdžiu iš premjero dar, kad jos taupysim, tai švietimo, medicinos, tai dar kažkieno sąskaita ten yra. Toj vietoj taip, bet būkim iki galo sąžiningi ir pagalvokim, ar valstybė tikrai nieko neduoda. Aš norėčiau įsiterpti, Gedvinai, labai svarbus punktas. Čia buvo kalba apie tai kompensacijos tiems, kurių kainas apriboja. Tai mes prisiminkim 2002 metus, tada ministras buvo Jeronimas Kraugelis, ir tada jie su vyriausybė priėmė sprendimą neleisti
perdirbėjams mokėti mažiau žemesnę kainą žemdirbiams, nei kad buvo ankstesniais metais. O kainos tad buvo 30 centų už litrą lygį. Tai yra šiandieninių požiūrį, tai yra absoliučiai žemas. Ir kas atsitiko? Jie kaip ir pakluso tai valiai, bet padavė į teismą. Aš radau už kelių metų atėjusi vykstančią bylą ir ta byla tęsėsi, ministerija neatsitraukė, nekapituliavo, atstovavo valstybės poziciją, ta, kuri buvo priimta anksčiau, bet be abejo, jie laimėjo. Ir teko 10 milijonų litrų baudų sumokėti už tai, kai neva privertė perdirbėjas pirkti iš žemdirbių brangesnį, nors labai pigų, brangesnį pieną. Tai 10 milijonų. Iš ko? Iš valstybės pinigų. Tai buvo sumokėta. Iš tų pačių mokesčių mokėtojų pinigų. Štai ko baigėsi bandymas nustatinėti kainas valstybės vyriausybės lygių. Supratau. Gerbiamas Albertai, jums toks klausimas, kadangi jūs vadarėte studijas, kaip jau darėte, dabar, kaip aš supratau, su Rimantu, ten būtų pakankamai sudėtingas procesas, jeigu kištis į gamintojų reikalus ir bandyti jiem reguliuoti. Jeigu dabar, ar matot kažkokią tai būtinybę, galimybę įsikišti būtent antrame etape, tai būtent perdirbėjus, prekybininkus su valstybiniu reguliavimu, kadangi jūs būtent tą santykį ir kaip tik labiausiai moksliškai ištyrinėjęs esate. Na, jeigu pradėsim, kaip pasakyti, reguliuoti kainos, aišku, mes jau visiškai rinkos tos visus principus iš esmės keisim kažkokiais tai kitais socialiniais, jau sakysim, aspektais. Tai šiuo atveju, sakykime, šnekant apie rinką, mes ją dar labiau iškreipsim, negu jį buvo dabar iškreipta, sakysim, dėl oligopolinių struktūrų. Mano nuomonė, aš tai sakyčiau tai, kad galbūt per anksti pradėjom diskutuoti būtent antkainių nustatymo klausimų, dar neturint pačios konkurencinės tarybos išvadų, kaip iš tikro yra su prekyba, kaip iš tikro yra su susidariusiam kainom. Įvertinkim ir tokį dalyką. Praeiti metai, kaip aš buvau minėjęs, nebuvo tokie tipiniai. Paskutiniai 7, 8, 10 metai tai yra tas pakilimas, kaip jūs Rolandai minėjot, tai yra, kada kainos kyla ir niekur tu nuo jų nepasitrauksi. Galbūt 11-12 bus tokiam pačiam lygiai. Tai šiuo atveju, sakykime, tas nustatymas, tai jis bus tik toks epizodinis variantas, o kainos, sakysim, ateityje jau turės likti tam lygiai, kokios dabar yra arba kokios dar gali būti. Aš sutinku, spekulacija grūdais yra, tačiau mes puikiai matom, kad pavyzdžiui, pieno supirkimo kainos, jos priklausomos nuo pieno suvartojimo pasaulyje. Čia jau spekulacija nelabai gali įvardinti, taip kad, sakykime, ir rinkoje vidaus pieno, sakysim, pieno produktų kainos dėl to kyla. Aišku, yra į visą eilę rinkos reguliavimo priemonių, viena iš jų, sakysim, kaip ir ponia Kazimiera minėjo, tai PVM mažinimas, tačiau tai, kiek buvo prieš tai kovojama dėl to PVM, šalis pasirinko visai kitą kelią, mes dabar skaitomės tarp didžiausią PVM tarp šalių, sakysim, Danai tik didesnį PVM už mus turi. Na, bet aišku, tai įtakoja patį kainos augimą. Bet ar PVM padės, sakysim, sumažinti kainas, aš labai abejočiau, nes mes puikiai matom, grūdų kainos sumažėjo perpus, duonos kainos nesumažėjo. Kokia tikimybė, kad PVM sumažinus sumažės, sakysim, produktų kainos. Jos gali sumažėti 1 mėnesį, 2 mėnesius ir tai turint omeny, kad visuomenė diskutuoja plačiai to klausimu ir, sakysim, perdirbėjai, prekybininkai prisibijo to kelimo. O, sakysim, taip metų eigoje ten po 1% gali tą kainą kelti ir niekas nepastebės. Nes niekas to neanalizuoja, mato tik pirkėjas nuėjęs,
savo produktų pirkti ir kažkiek tai matom mes analizuodami. Tačiau tai ir viskas. Gerbiamą Padėlę, aš ir noriu jums užduoti klausimą. Tas valstybės reguliavimas, sakykime, jūs padarot, kaip minėjo, tyrimą, kur rezultatai bus kitą savaitę. Ir pamatot, kad štai tie didieji prekybos tinklai ar ten perdirbėjai kažką susitarė ir daro labai blogai. Ir kokie jūsų veiksmai? Va čia aš ir įsivaizduoju, kad čia yra tam tikras, kaip vardinkim, kaip valstybės reguliavimas, kad aš kaip valstybė kertu jam per šitas, baigiat šitus dalykus daryti, baigiat kelti šitus. Čia įmanomas toks variantas, kad... Taip, įmanoma įrodyti, jeigu yra tam tikros konkurencijos pažeidimas, tai be abejo galima įrodyti ir tas yra daroma. Bet pirmiausia, kas turėtų didelį įtaką kainoms, tai visų pirma konkurencijos skatinimas, būtent ir žinoma galimų konkurencijos pažeidimų sėkmingas išaiškinimas, nes ypač tie karteliniai slapti susitarimai, juos yra labai sudėtinga išaiškinti. Tačiau labai svarbu, kad tą suprastų ne tik konkurencijos taryba, kuri aiškinasi, bet ir ūkio subjektai, kadangi nesąžiningi veiksmai kenkia patiems jiems konkuruoti jų, parduoti jų produkciją ir panašiai, ir tuo pačiu žinoma kenkia ir vartotojams. Ir yra pavyzdžių, kai, sakysim, būna tokių pavyzdžių, kai atrodo, kad tam tikri veiksmai priimti duos teigiamą efektą. Aš pasakysiu labai trumpai, kad prieš kurį laiką konkurencijos taryba gaudavo nemažai tokius nusiskundimų iš gamintojų ir tiekėjų dėl prekybos tinklų, spaudimo jų atžvilgių ir panašių veiksmų. Ir buvo imtasi priemonių, buvo priimtas mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas, kuris kaip tik sudaro galimybės konkurencijos tarybai tuos pažeidimus efektyviai aiškinti santykius galimai, kurie galimai pažeidžia konkurencijos įstatymo nuostatas tarp gamintojų, tiekėjų ir prekybininkų. Ir kągi nuo praėjusių metų balandžio, praėjo jau kiek laiko, įsigaliojo įstatymas, dėja konkurencijos taryba negavo nei vieno skundo. Tai ką tai reikštų? Tai reikštų, kad labai gerai, labai yra puikūs santykiai tarp gamybininkų, tiekėjų, prekybos tinklų, bet drįstu abejoti, kad taip tikrai nėra. Taigi ūkio subjektai, jeigu nesistengia patys padėti konkurencijos tarybai aiškintis galimus pažeidimus, tai kodėl iš konkurencijos tarybos reikalaujama išvelgti įvairius galimus pažeidimo aspektus ir juo labiau, kad tikrai tų nei žmogiškų, nei išteklių tikrai tam nėra, žodžiu. Jeigu norima efektyviai pašalinti konkurencijos pažeidimus, kurie tikrai daro žalą visiems, ir rinkoms, ir tiem patiems vartotojams, tai turėtų prisidėti ir patys rinkos dalyviai. Kai jie taps sąmoningesni, kai jie bus pilietiškai suinteresuoti šalinti tas negeroves, tada ir mūsų rinkai situacija gerės. Gerai, Rolandai, tavo apibendrinimas. Ar įmanomas valstybinis reguliavimas? Vat būtent. Galvokim logiškai. Mes pradedam reguliuoti kainas, ar ne? Ar galima tą padaryti nereguliuojant muitų? Nekontroliuojant sienų savo. O nei vieno, nei kito mes šiandieną negalim padaryti. Jeigu mes nekontroliuojam muitų, tai kaip nesukontroliuosim kainas, jūs man pasakykite. Tai bus ta pati situacija kaip 90 metų pabaigoje. Arba neapsimokės čia pardavinėti ir kažkokį prekį, neatveš prekybininką. O tie, kurie čia pagamina, jam neapsimokės parduoti, jeigu mes sienų nekontroliuosim, jis parduos tą prekį kitur. Aš iš tada yra be abejo ir suokalbė tarp tų didžiųjų prekybos centrų, aš neabejoju, kad yra. Tai yra tie situaciniai dalykai, juos galima sukontroliuoti. PVM galima pakeisti, aš šiek tiek padarysiu kažkokią tą įtaką, ar ne? Bet iš esmės gyvenant tam tikroj pasauliniai finansiniai sistemai tikėtis, kad va čia bus kažkoks tai visiškai kitoks mechanizmas, mes užmirštam dar vieną fundamentalų dalyką. Juk maisto produktai tai yra finansuojami. Juk jeigu nebūtų šito finansavimo, tai jie kainuotų žymiai daugiau. Jeigu būtų rinka šitoj srity, tai maistas kainuotų gerokai daugiau iš karto. Šitoj srity jokios rinkos nėra. Juk pusė Europos Sąjungos biudžeto yra skiriama dotuoti maisto produktus. Tai jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia. O dabar žiūrėkit, kas eina toliau.
O toliau visas šitas dotavimas, kodėl buvo įmanomas? Todėl, kad buvo emituojami be saiko pinigai. Tiek Lietuva gyvena skolon, tiek Vakarų Europa gyvena skolon. Ir Vakarų Europa gyvena daugiau skolon negu Lietuva. Lietuvos valstybės skola vienam žmogui skaičiuojant arba BVP yra mažesnė negu tų senųjų Europos valstybių. Ir šitą galimybę gyventi skolon, ne Lietuvos, o viso šito regiono, jinai artėja prie savo fizinių galimybių ribos. Aš pasakysiu, kad suprastumėt, ką aš turiu omeny. Kada vien tik palūkanoms jau reikia Lietuvoje 15-20% biudžeto, o Vakarų Europoje ir daugiau, jūs patys įsivaizduokit. Jeigu jums kiekvienais metais nuo jūsų turimų pajamų penktadalį, ketvirtadalį ar net trečdalį reikės atiduoti vien už palūkanas, tai kiek jūs dar ilgai galėsit tokioje sistemoje egzistuoti? Ir dėl to šitas skirtumas, tas pinigų trūkumas yra dengiamas neribota emisija. O ką reiškia neribota emisija? Tai ateina nepadengti nieko pinigai į rinką. Jie savaime jau kelia prekių kainas pasauliniu mastu. Kadangi tai yra tušti pinigai. Ir mes tai manuojam ir Lietuvoje, kad pas mus gyvenimas blogėja, bet ar jūs įsivaizduot, ką reiškia per 2 metus Kubiliaus padvigubinta valstybės skola? Jūs tik pagalvokit, jeigu jums kiekvienam duotų antras jūsų pajamas algos pavidalu kažkas iš šono. Ir iš kur jis visą tą paėmė ir kaip visą tai atsilieps. Apie šitą niekas apskritai šiandieną nešneka. Kas bus? Praėjusį savaitgalį čia. Sako, 12-13 metais gal pagerė situacija. Taigi puikiai žinom, kad 12 ir 13 metais aš nepavydžiu premjerui Lietuvos. Kada reikės išmokėti ir palūkanų apie 2 milijardus, ir jau kūno, ten ar 4 ar 5 milijardus, pačios skolos kūno, iš kur paimsim tos pinigus? Ir kalbėti šiandieną reikia ne apie tai, kad gyvenimas gerėtų, o kad jis per daug nepablogėtų. Aš tik vieną dar pridėsiu. Ką aš vietoj prezidentė šiandieną daryčiau? Nereguliuot kainas ten, kurių neįmanoma sureguliuoti. O va štai pabandyti sumažinti apkrovimą žmonėms dujų, šilumos, elektros srity, vandens srity, kur yra monopolinės rinkos, kur didžia dalim valstybė kontroliuoja situaciją ir kur yra algos didesnės kelis kartus už pačios prezidentės algą. Ir čia vat iš tikrųjų yra galimybė įtakoti, sumažinti išlaidą žmogui šitose srityse ir tada ne šitaip skaudžiai jausis tas kainų pakilimas ten, kuris yra mūsų labai sunkiai kontroliuoja. O čia iš tikrųjų, ponia Kazimiera teisingai sakė, labai lengva pasakyti. Žmonės nesupranta, kaip viskas funkcionuoja, reguliuoki visi patenkinti, supranta, iš tikrųjų tai yra melas. Tai yra melas. Rolandai, tu jau įėjai tiesiog į paskutinį klausimą, kadangi mūsų laikas ir į pabaigą. Tai čia Lietuvoje visada labai įdomu toks klausimas, kas vis dėlto kaltas ir ką daryti šiuo atveju. Tu jau savo nuomonę ir sakei, kadangi gerbiamas Albertas, jisai tikrai atsiprašė, turi anksčiau išeiti, nes ir taip laikas mūsų baigėsi. Tai dabar jūsų siūlymai, mano kaip eiliniam, kaip Rolandas sakė, irgi duodas valgytojai Lenkijoje važinėti apsipirkti. Na, aš vis tiek grįžčiau prie to, ką aš jau ir minėjau. Vis tik tais konkurencijos stoka rinkoje tam tikrą prasme kelia kainas. Ir kaip minėjau, kodėl ir prekybininkų dalis per pastaruosius 1,5 metų išaugo. Taip, kad reiktų galvoti priemonės apie tai, paviešinti tuos būtent struktūras. Ir aišku, konkurencijos taryba turi ne tik tais tirti skundus ar dar kažką panašaus, turi visumoji kainų politika pas juos turėtų būti vienas iš pagrindinių dalykų. Na, o rimtesnių kol kas priemonių kažkokių tai imtis nesiūlyčiau. Dėkuoju, gerbiamą premjerę. Aš pasakysiu tai, ką pasikartosiu, ką jūs sakiau, kad žinome konkurencijos skatinimas. Tai yra viena iš tų priemonių, kuris gali duoti geriausią efektą, žinoma. Ir
Ir žinoma, konkurencijos taryba, tai galima palinkėti dirbti dar aktyviau, nors tas darbas tikrai yra pastaruoju metu atėjus naujam vadovui gerokai aktyvesnis ir galiu pasakyti, kad šiuo metu atliekami iš viso 32 tyrimai, 10 tyrimų iš jų pradėti konkurencijos tarybos iniciatyva vykę pagal gautus ūkio subjektų skundus ir būtent iš tų 13 tyrimų vyksta dėl galimų draudžiamų susitarimų. Keletą rinkų, kuriuose vyksta tyrimai, galiu paminėti, tai kelių statybos, vaistų, degalų draudimo ir kitos, taip pat mūsų vartotojams pakankamai aktualios rinkos. Ir, žodžiu, šiais metais jau ūkio subjektams skirta baudų už 1 760 000 litų, iš kurių daugiau nei 1 milijonas už draudžiamus susitarimus ir šitos baudos nukeliauja į Lietuvos valstybės biudžetą. Taip, kad yra ir nubaustų, ir bendrovų pakankamai daug, žodžiu, kad konkurencijos taryba dėl anksčiau priimtų sprendimų vyksta 12 teismų procesų šiuo metu ir būtent teismų procesai, kurie užsitęsia didžia dalimi turi įtakos tam, kad tie konkurencijos tarybos sprendimai, kurie galėtų būti įgyvendinti ir kurie galbūt galėtų duoti efektą rinkoje, jie, sakysim, tų sprendimų įgyvendinimas nusitęsia. Dėkui, gerbiamą Palmyrą. Gerbiamą profesorę, va čia Rolandas labai taip sistemiškai savo požiūrį išdėstė ir būtent tos sprendimus. Aš pasikartosiu, pradėjau jums klausimą duodamas nuo to teiginio, ką sakiau praėjusiam apskritam stare, kad Lietuvos žmonės rinkdami prezidentę Grybauskaitę davė, visi atsiminė, kad jinai bus finansų ministrė, kad jinai Europos komisarė biudžeto ir turbūt tikėjosi, kad Lietuvos valstybei kažkaip tai biudžetas tas bus lyg ir labiau palankus mūsų žmonėm. Ir dabar tą, ką paminėjo Rolandas, kad atsitinka taip, kaip per 2 metus mūsų valstybės skola išaugo 2 kartus ir girdint tą siūlymą lygtai iš anos pusės, jeigu aš teisingai supratau, kad įvest valstybinį reguliavimą ir matom, kad tik nėra kažkokių tai priemonių. Vat jūsų veiksmai, kad ta kaina man kaip eiliniam žmogui maisto, jinai būtų proto ribose, sakykime, taip jau. Na, pirmiausia, aš manyčiau, kad politikams dera kalbėti su visuomenė atvirai, realistiškai ir jokių būdų nemulkinti žmonių, žadant arba siūlant padaryti tai, ko galų galiai nepavyktų, o jeigu pavyktų laikinai, tai atsitiktų taip, kaip kartą jau mokėjo baudas po teismo sprendimų pralaimėjusi vyriausybė. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra brangu, kas yra pigu, labai daug priklauso ne tik nuo pačių kainų lygio, nuo tos skaičiaus, kurį randam parduotuvių vitrinuose, bet ir kiek yra mūsų piniginiai. Ir kokias pajamas žmonės gauna. Tai va, tas skaudus dalykas dabar, kada kainos kyla, o žmonių pajamos mažėja, be abejo labai daug priklauso būtent nuo tos antrosios dalies. Kuo žmonės disponuoja, kokia dalim ir kokia suma lėšų, pinigėlių savo, eidami į parduotuvės. Nemanau, kad aimanuoja dėl to tie, kurie uždirba 10 tūkstančių ar dar daugiau, o skaudu tiems, kurie šiandien ir darbo yra netekę. Todėl, jeigu kalbėti apie valstybės institucijų, apie vyriausybės galimybės, tai reikėtų matyti ir šitą klausimo pusę. Jeigu įtakojimas tiesioginis kainoms, nori kartotis, ten PVM-as, kiti dalykai yra ribotas, tai vis tik tai turėtų būti panaudojama arba nedaroma tokių žingsnių, kurie neigiamai veiktų į žmonių pajamas. Ir čia, žinoma, dabartinė vyriausybė, pradedant nuo tų veiksmų, kuriuos jinai pradėjo nuo pat savo pirmųjų dienų, kada laiku skolinosi brangiai, kada nedarė investicijų palaikant darbo vietas ir taip toliau, visą tai šiandieną slegia žmonės per pajamų sumažėjimą. Tai šioj vietoj aš galėčiau ir norėčiau daug kalbėti apie tai, kad svarbiausia šiandien reikia dėti pastangas visiems politikams ir netgi partijoms, ką tenka kartais ir daryti, padedant Lietuvos ūkio subjektams įgyti daugiau gyvybingumo, daugiau gaminti, turėti daugiau darbo vietų, tai netgi tada, kada kainos truputėlį ūgteli, žmonių kišenė nuo to nelabai nukenčia. O šiandieną mes matom, kad per nepilnus 2 metus valstybės nacionalinis biudžetas, tiksliau, sumažėjo trečdaliu, nuo 24 milijardų iki 8,
Ir joks Europos biudžetas, kad ir jis išaugo per tą laikotarpį 2 milijardais, tai yra tai, ką gauna Lietuva, negali kompensuoti šito sumažėjimo, tuo labiau negali kompensuoti ilgalaikiai situacijai šių pajamų sumažėjimo paskolos, kurias vėliau, kaip teisingai kalbėjo kolega Rolandas, reikia labai sunkiom sąlygom dengti, mokant didžiulės palūkanas, ypač kai palūkanas Lietuva sumokėjo pačias didžiausias, kokias tik tai turbūt sugebėjo užspausti kreditoriai, tuo tarpu galėjo šito išvengti. Beje, Latvijai tas krūvis yra kur kas mažesnis, o socialinės pasiekmes tikrai neskaudesnės, turint minty, kad jis skolinosi pigiau iš Tarptautinio valiutos fondo. Tai yra daug dalykų, kur vyriausybė gali būti aktyvesnė, jeigu jinai labiau orientuotųsi gyvenimo realybėje ir tame tarpe ekonomikoje. Gerai, Rimantai, jūs tikrai gynėt, matau, tą poziciją žemės ūkio produktų gamintojų, bet man tas gynimas jis visą laiką šiek tiek, kaip vartotojų visą laiką, kad jiem yra geriau negu man, vartotojų brangesnėm kainom. Kur jūs rasite tokį balansą, kad ir jiem gerai, ir man kaina nedidelė? Ką galima būtų padaryti šitą situaciją? Na, iš tikrųjų, Lietuva agrarinė šalis, žinoma, nesinorėtų, kad vėl sugrįžtume į praeitą šimtmečio pradžią, kada natūrinis ūkis maitino didelę Lietuvos žmonių dalį, bet aš tai galvoju šitaip, jeigu čia būtų nutarta, kad reikia reguliuoti kažkaip, nesureguliuokime taip, kad nebebus kam auginti grūdo ar gyvulio ir panašiai. Aš manau, kad rinka geriausiai sureguliuos šitos reikalus. Lietuvos žemdirbys iš tikrųjų pereina į kitą jau technologinį lygį ir tai yra iš tikrųjų ta parama, kuri suteikta tiek per investiciniam priemonėm, tiek ir tiesioginėmis išmokomis. Tai kaip tik ir sudaro sąlygas žemės ūkio pirminę produkciją parduoti pigiau. Žinoma, vartotojas ne kiekvienas nori nusipirkti grūdą arba neperdirbtą pieną arba tiesiog kokią kiaulę gyvą ir ją pasiskerdęs vartoti. Bet tos priemonės visokios ir smulkios įmonės ir perdirbimas ūkininko ūkyje, galbūt išeliminuojant tam tikrus tarpininkus, kurį tai laiką gali šiek tiek tą situaciją įtakoti, bet žinoma, tai nėra modernus kelias, specializacija iš tikrųjų kūrė gerokai pigesnės prekes ir manau, kad su laiku šitas sviravimas kainų, na, sakyčiau, ko gero, spekuliacinis dalinai pakilimas jis turėtų stabilizuoti. Gerai, dėkui. Prieš duodamas Rolandui paskutinį žodį, lyg tai, žinai, taškus sudėt, galbūt iš esančių žiniasklaidos kolegų kažkas norėtų kažko paklausti. Aš norėčiau paklausti, tikriausiai, ponia Dalmira, atsakyti. Tarkim, dabar agrarinis institutas nustato faktą, kad miltų kainos, miltai turi gal 50% antkainių. Kas po to? Jie paskelbė tokį faktą, paskui kas daro tyrimus, kažką aiškinasi. Kaip aš minėjau, konkurencijos taryba gali aiškintis tokiu atveju, jeigu yra kažkoks tai konkurencijos įstatymo pažeidimas. O antkainiai, kaip žinia, yra nereguliuojami. Atvežkit pigiau ir parduokit, jeigu yra kur paimti. Taip, jeigu konkurencija, jeigu atsiras kas nors, kas atveš pigiau, o taip labai dažnai būna ir atveža ir pigiau pradeda, mes matėm degalų karą visai praėjusią savaitę, kai viena degalinė dėl konkurencijos norėdama tiesiog parduot, nuleido kainas, tai automatiškai visos kainos pabėgo žemyn. Tai būtent konkurencija, tik konkurencija, tik atėjimas į rinką, pavyzdžiui, to pačio prekybos rinkos, galbūt mes šiandien turėtume visiškai kitokią situaciją, jeigu prieš keletą metų būtų įvykdę savo tiekimų įmonės prekybos tinklas Lidl, kuris norėjo įžengti į Lietuvą, bet atsirado tam tikrų kliūčių ir buvo atsisakyta. Aš taip pat norėčiau klausimą užduoti. Pastaruoju metu viešoje erdvėje gan diskutuojama apie antkainių viešinimą. Ar tai yra įregistruota netgi Seime, tai numatantis taikymo projekto pataisas. Tai kokia jūsų nuomonė apie tą antkainių viešinimą, ir tai būtų efektyvi priemonė? Man tas viešinimas niekada nepakeitė.
O kiti visi ką mano, ar tai būtų naudinga? Visuomenės informavimui, pagaliau jau ir spekulacijų ta tema, kiekvienas kitaip išmasto ir interpretuoja tas, kur kiek užsidirbo. Tai yra gerai. Jo, bet jūs vis tiek, ir iš klausimo aš suprantu, jūs neišgirdot tą, ką aš sakau. Pasaulis gyvena infliacinėmis sąlygomis. Yra pinigų perteklius ir pinigai yra emituoti be padengimo. Tai neišvengiamai turi kelt kainas. Jūs išgirskit šitą. Jeigu pinigų masė plūsteli į rinką, nieko nepadengtų. Ir dėl to, atsakant į klausimą, ką reikia daryti, pirmiausia, reikėtų apsispręsti vyriausybei, valdžiai, elitui apskritai, kuris samprotauja apie tos dalykus. Ar galimas gyvenimas skolom, ne tik Lietuvos, bet visos vakarų Europos ir Amerikos? Ar įmanomas yra va toks gyvenimas skolom dar 10-20 metų, visą laiką? Įmanomas ar ne? Jeigu jūs atsakysit savo, kad įmanomas, tai tada vienokie veiksmai. Aš savo atsakau, kad jis jau priejo savo fizinių galimybių ribą, tiesiog nedrėm biudžete pinigų mokėti palūkanoms jau. Ir dėl to gyvenimas ne tai, kad negerės, gyvenimas blogės su kiekviena diena. Ir mes turim šitam ruoštis. O didžioji dauguma mūsų elito ir valdžios vis dar įsivaizduoja, kad krizė va tuoj pasibaigs, nors nei vienas iš krizės, nei viena iš priežasčių krizės nepraėjo. Tai kodėl turi krizė pasibaigti? Jeigu priežastys niekur nedingo ir skolos tik auga valstybių. Tai dabar žiūrėkit, ką galima daryti? Aš dar sėki grįžtu prie šito. Vietoj to, kad ponia prezidentė šnekėtų apie kainų reguliavimą ten, kur labai sunku tą padaryti, aš tikėjausi, kad jinai, kaip Briuselio buvusi komisarė, padės mums dėl Ignalinos pakovot, kad ją nereikėtų uždaryti. Ponai ką pasakė? O mane gaila. Tai dabar, mėlėjai mano rinkėjai, jeigu jūs balsuojat už tokius žmonės, kuriem negaila papjauti savo paskutinę karvę, o paskui verkėt, kad jums pabrango maistas, atsiprašau, už kvailystę yra baudžiama, niekur nesidės. Gyvenimas baudžia už tokius dalykus visuomenė. Ir dėl to, dar sėki sakau, ką mes galim sureguliuoti? Šilumos, elektros, žiūrėkit, kas dabar yra daroma. Vėl sukurs monstrus energetinius, kažkam parduos, kad bandytume statyti atominę elektrinę, kurią turėdami uždarėme. Dabar išleisim krūvą pinigų, atiduosim privatininkams energetikos sektorių, kuriame galima reguliuoti kainas, kuriame galima reguliuoti algas, kuriame galima apskritai nesiekti pelno. Tai turėtų būti šitam sunkiam laikotarpyje ne pelno siekiančios organizacijos, o tik tiek, kiek reikia palaikyti visą šitą veiklą tų įmonių. Štai kur galima rasti lėšų. Vaistai. Tęsiant šitą temą. Vaistai. Baigiant. Štai kur būtų to vartotojo kišenės šiek tiek. Bet jūs dar vieną dalyką nepasakot, kad čia atsiskleidžia finansinės ekonomikos, finansų sferos dominavimas realios ekonomikos. Apie ką aš ir sakiau pačioj pradžioj. Šiandien, jeigu ieškom kaltų globalių mastų, tai pirmiausia, čia ir atsigręžkim. Ir šiandien pasaulinė problema, kaip sureguliuoti mes Lietuvą neįtakos. Bet reikia suprasti, kokios yra pasaulyje tendencijos ir ruošti šitam. O nekalbėti, atsiprašau, kaimo lygyje, kad mes reguliuosim čia kainas parduotuvės ir taip toliau. Kažkiek galima tą daryti, bet ne čia yra esmė. Ta, ką sako ponia iš konkurencijos tarnybos, be abejo jinai teisingai šneka. Bet čia yra, kaip jums pasakyti, tai yra labai nedidelė dalis problemų. Ir jos yra sureguliuojamas. O aš kalbu apie tas fundamentalias problemas, apie ką mūsų elitas šiandieną net nešneka. Kažkaip emisijas reguliuoja. Apie ką aš šneka? Euro. Iki čia eina didžioji dalis problemų. Gerai, gal ant šito tada padėkoju ir pabaigsim.